Taigi, aš esu Sintė Aukštikalnytė iš 4A klasės Vilniaus Ozo gimnazijos ir šiandien pristatysiu temą jojimo terapijos poveikį žmogaus organizmui. Turinį sudaro įvadas, terapija, žirgai ir terapija, žirgų terapijos rūšis, jojimo terapijos samprata, žirgo judesių poveikis, raitelio ir žirgo sąveika, nauda ir tyrimai, hipoterapijos indikacijos, asmeninė patirtis, apibendrinimas ir žinoma šaltiniai. Tai šiame darbe mano tikslas yra aptarti, kas yra terapija ir būtent išskirtinai papasakoti apie žirgų terapiją ir jos poveikį žmogaus organizmui, įvertinant jos naudą fiziniai sveikatai, emociniai būklei ir psichologiniai geroviai. Taip pat pasidalinsiu savo patirtimi ir aptarsiu terapijos taikymo galimybės ir jos efektyvumą reabilitacijoje bei kitose sveikatos gerinimo srityse. Taigi visų pirma, kas yra terapija? Tai terapija yra gydymas nechirurginiais metodais. Pagrindinis terapijos tikslas yra atstatyti fizinę bei emocinę pusiausvyrą, pagerinti gyvenimo kokybę ir skatinti organizmo atsistatymą. Terapija skirstoma į farmakoterapiją arba kitaip klinikinę farmakologiją, gydymą vaistais. Taip pat dietos terapija, gydymą dieta ir kurorto terapija, gydymą natūraliais gydomaisiais veiksniais. Tai šiandien aš ir aptarsiu tą trečią terapijos rūšį, tai ir plačiau pasirinkau kalbėti apie žirgus ir terapiją. Tai žirgo ir žmogaus ryšys stebėtas jau senovėje, kai žirgai buvo prijaukinti ir tapo svarbia gyvenimo dalimi įvairiose kultūrose. Tai pirmieji arkliai buvo prijaukinti jau net prieš Kristų stepėse. Jų panaudojimas karuose, prekyboje ir žemės ūkyje atnešė didelę naudą žmonijai. Taip pat žirgai buvo pradėti naudoti pramogai, sportui. Laikui bėgant pradėjo atlikti ir terapinę funkciją, bei atrasti dar gilesnį ryšį su žmogumi. Visa ta žirgų terapija buvo pradėta praktikuoti deja tik tai 20 amžiaus pradžioje, bet čia jau kalbant būtent apie Europą. Žirgų terapijos rūšis tai yra išskiriamos 4 žirgų terapijos rūšis ir galėčiau pasakyti, kad jos yra labai glaudžiai susijusios viena su kita. Tai pirmoji yra žirgais asistuojama psichoterapija, tada yra terapinis jodinėjimas, tada žirgais asistuojamas mokymasis ir hipoterapija, ėjimo terapija, apie kurią šiandien ir daugiausiai pakalbėsiu. Ir paskui taip galima sakyti bendrai viską ir aptarsiu. Tai ėjimo terapija, dar žinoma kaip hipoterapija, tai gydymas naudojant žirgų judesius ir judėjimo mechanizmą, siekiant padėti asmenims su įvairiais fiziniais ar emociniais sutrikimais. Ši terapija dažnai taikoma vaikams ir suaugusiems, turintiems judėjimo sutrikimų, ar sergantiems neurologinėmis ligomis, ar susiduriančiais su emocinėmis problemomis. Tai žirgo judesių poveikis būtent terapija, tai stimuliuojant 3 sensorinės sistemas – vestibuliarinę, vizualinę ir propriorecepcinę. Terapinis jojimas teikia pirmenybę motorinių įgūdžių mokymui, siekiant pakeisti nervinius ryšius dėka nervų sistemos plastiškumo. Tai vestibuliarinė sistema stimuliuojama dėl panašumo žmogaus ir žirgo eisenos, o trimačiai žirgo judesiai pagrįsti nuolatiniais vertikaliais svyravimais. Raitelio dubuo pajaučia šios judesius, o tai stiprina liemens raumenis ir prisitaiko išvengiant kritimų. Neurologinių pažeidimų atveju žirgas suteikia galimybę judesius išmokti dėl pasikartojančių dubens ir liemens judesių. Žirgo nugaros inicijuojami lokomotoriniai impulsai, perduodami raiteliui nuo 90 iki 110 impulsų per minutę dažniu.
ir kaipgi tas žirgas atkuria žmogaus eisenos įspūdį. Tai galima matyti iliustracijose labai aišku pavyzdį, kuo yra žmogaus eisena panaši į žirgo. Ir kai žirgas juda, žmogaus kūnas yra priverstas atitinkamai reaguoti, judant įvairiomis kryptimis, ritmu ir greičiu, dėl nuolat jojimo metu pasikartojančių trimačių judesių, kaip ir ten minėjau prieš tai. Tai dar yra viena schema, kaip yra sukeliami žirgo judesiai. Kalbant apie raitelio ir žirgo sąveiką, tai sėdint ant žirgo formuojasi tam tikra kūno fiksavimo schema. Raitelis pirmiausiai laikosi įtempdamas klubo, šlaunies raumenis, kurie fiksuoja dubenį balne arba ant žirgo, nes taip pat yra toks būdas kaip ir be balno jodinėjimas ir su balnu. Taipogi, išlaikant kūną vertikalioje padėtyje, ypatingą vaidmenį vaidina koordinacinė sistema, dubens ir nugaros raumenų aktyvumas. Tai prie viso to hipoterapija labai svarbu yra tinkamas žirgo pasirinkimas. Tai žirgas, kuris per minutę perduoda didelį žingsnių skaičių, aktyvina žmogaus proprioreceptorius, kurie reaguoja tik į greitus stimulus. Taip pat sąnarių receptorius, kurie reaguoja į spaudimą ir įtakoja liemenį, o tai teigiamai veikia hipotoniškų raumenų tonusu pasižymintiems pacientams. Priešingai, kai žirgas eina lėtai, sumažėja propriorecepcinės informacijos stimulų greitis, išsaugantis ritmiškus ir harmoningus judesius, vestibulinė sistema stimuliuojama lėtai, o tai suteikia galimybę raumenų tonusų mažėjimui. Taigi, jojimo terapijos nauda. Tai visų pirma, tai pagerėja pusiausvyra, trimačiai žirgo judesiai priverčia raitelį įtempti posturalinius raumenis, tai yra raumenis, kurie dirba pastoviai ir būtent jie palaiko stuburo taisyklingą padėtį. Taip pat sustiprėja raumenys, mažėja raumenų įtampa, padidėja sąnario judesių amplitudė, pagerėja kvėpavimas ir kraujo apytaka, tai gali padėti skatinti kraujotaką ir limfos tėkmę, kas ypač naudinga žmonėms turintiems širdies ir kraujagyslių ligų ar sutrikusią kraujotaką. Taip pat pagerėja apetitas ir virškinimas, jojimo metu visi jutimai veikia kartu, tai rega, klausa, uoslė, lytėjimas ir skirtingų kūno dalių judesiai duoda mūsų smegenims daug informacijos. Galvos judesiai jojimo metu taip pat stimuliuoja vestibuliarinę sistemą. Žirgai žadina teigiamus jausmus. Tai prisilietimas prie žirgo, įvairios jo spalvos, specifinis kvapas, kanopų keliami garsai, visa tai stimuliuoja įvairias organizmo sistemas. Tai jau daugumą iš tikrųjų paminėjau, bet pagrinde yra motorinė, propriorecepcinė, vestibulinė, sensorinė ir psichinė. Be to formuoja supratimą apie kūną ir jo orientaciją erdvėje. Jojimas suteikia somatosensoriniai sistemai informaciją apie kūno judesius ir teikia galimybę patirti ritmiškus judesius. Tai mano iš tikrųjų buvo, galėčiau sakyti, daugiau tyrimų radau, bet dabar išrinkau pagrindinius, tai kokie yra būtent padaryti tyrimai. Tai be fizinės terapinės jojimo naudos yra ir psichologinė, pedagoginė, socialinė jojimo nauda. Teigiami pokyčiai psichologinės srityje stebimi didinant pasitikėjimą savimi, savivertę, motyvaciją, lavinant verbalinius įgūdžius, dėmesio koncentraciją ir savigarbą. 2005 metais Scottas susiejo hipoterapiją su endorfinų ir emocijų išsilaisvinimu, galinčių sumažinti streso požymius ir turinčių
nuskausminamųjų poreikį. 2011 metais Zadnikar ir Kastrin atliktų tyrimų analizė patvirtino, kad gydytojai ir reabilitacijos specialistai gali rekomenduoti tiek hipoterapiją kaip vieną iš terapijos formų. Tai būtent laikysenai ir pusiausvyrai gerinti, taip pat keisti vaikų sergančių cerebriniu paralyžiumi gyvenimo kokybę ir funkcionalumą kasdieninio gyvenimo veiklose. Tai dar kartą prisiminkime psichologinę naudą, tai kaip ir sakiau, visapusiškai gera savijauta, pasitikėjimas savimi pakyla, padidėja domėjimasis aplinkiniu pasauliu, taip pat savo gyvenimu pagerėja gebėjimas suprasti riziką, taip pat padidėja kantrumas ir pakantumas ir gerėja emocinė kontrolė ir savikontrolė. Socialinė nauda, tai būtent draugystė, tas atsakomybės jausmas ir žinoma meilė gyvūnams, didėja patirtis ir visiems turbūt aišku, tas malonumas ir džiaugsmas patirtas prie žirgų. Dar apie ėjimą, tai ėjimas skatina budrumą, reikalauja koncentracijos, sensorinė informacija yra gausi ir tęsiasi ėjimo metu. Ėjimas priverčia susikaupti, ryšys su žirgu ir būtinybė bendrauti jaudina ir motyvuoja raitelį aktyviau dalyvauti. Žvelgiant iš pedagoginės naudos, tai taip pat gerėja įgūdžiai skaitymo, taip pat mokymas skaičiuoti, pagerėja akių rankų koordinacija, vizualinis erdvinis suvokimas, dėmesio diferencijavimas. Hipoterapijos indikacijos, tai išvardinsiu pagrindinės, labiausiai turbūt girdėtas, tai yra cerebrinis paralyžius, raumenų distrofija, sulėtėjęs vystymasis, protinis atsilikimas, Dauno sindromas, autizmas, įvairios laikysenos sutrikimai, skoliozės, taip pat įgimto stuburo išvaržos, tai visa tai eina į hipoterapijos indikacijas. Kalbant iš mano asmeninės patirties, tai kodėl ir pasirinkau šią temą, nes mano gyvenimas labai plačiai susijęs su žirgais. Tai asmeniškai man žirgai yra neatsiejama gyvenimo dalis, nes nuo pat mažų dienų didelę laiko dalį praleidau su jais. Tokią galimybę turėjau vien dėl to, nes mano tėvai dirbo ir iki dabar užsiema su žirgais. Todėl man tai yra didžiulė aistra. Per visus savo 18 metų daug ko išmokau apie šiuos nuostabius gyvūnus, būtent savo tėvų dėka, nes nuo jų prasidėjo ta didžiulė meilė žirgams. Didelę dalį laiko praleisdavau vasarą su mama, jai padedama žirgyne, tai organizuojant įvairias stovyklas vaikams, bendraujant su žmonėmis ir rūpinantis žirgais. Visa tai man sukaupė didžiulę patirtį ir sustiprino mane kaip asmenybę. Taip pat visos užmegztos draugystės žirgyne lydi iki šių dienų. Nors dabar žirgai man yra tik hobis, o prioritetai yra skiriami krepšiniui, vis tiek man tai yra aktualu ir sukelia džiaugsmą. Tai kalbant iš terapinės pusės, žirgai man suteikia ramybę. Būdama su jais aš galiu atskleisti tikrąją save, džiaugtis paprastais dalykais ir neužmiršti, kas esu iš tikrųjų. Taip pat didėdama jais stiprinu savo kūną ir plečiu savo galimybės. Momentas, kuris man įsiminė labiausiai iš praleistų dienų žirgyne, tai buvo viena mergaitė, turinti Dauno sindromą, šiuo metu yra 12 metų, tuo metu ji buvo vos 6. Pagal gydytojų rekomendacijas, kartu su mama paskatinta išbandyti žirgų terapiją, aplankė mūsų žirgyną, nuo ko ir prasidėjo jos visa kelionė su žirgais ir jos tobulėjimas. Per visus tuos metus ji augo kaip asmenybė ir labai sustiprėjo fiziškai, ypač sustiprėjo susikaupimas ir atsakomybė prie žirgų, bei emocijų suvaldymas ir elgesys. Smagu matyti ją vis dar atvažiuojant ir aplankant mus, nes tai buvo ne tik
terapinis užsiėmimas su žirgais, bet ir užsimezgusi draugystė, meilė, kuri atvėrė dar daugiau durų į platųjį pasaulį. Tai apibendrinant, jojimo terapija yra visapusiškai naudinga žmogaus organizmui, turinti didelį poveikį tiek fiziniai, tiek emociniai būkliai. Ši terapija ne tik padeda pagerinti fizinį judėjimą ir koordinaciją, bet ir skatina psichologinę gerovę, mažina stresą ir nerimą. Svarbu, kad jojimo terapiją taikytų kvalifikuoti specialistai, kurie galėtų suteikti reikiamą pagalbą ir užtikrinti teisingą terapijos eigą. Ir šaltiniai. Viskas.